Sveiki visi, šį kartą taip net nestandartiškai jau sveikinuosi, tai jau kelintą kartą tinkamės ir po praeito filmavimo, tarytum kaip ir juokavau, kad visai norėtųsi, kad ne viena sėdėčiau ant tos kėdės ir norėtųsi pratęsti su Giedre ir tuo metu dar buvo ir Aušra prie mūsų. Bet jau ne pirmą kartą, iš tikrųjų, kai tik apskritai gimė mintis, jau ne tik mintis, bet jau ta mintis pradėjo įgaudinėti kojas, kad vis tik darom podcastą, kas gausis, tas gausis, bet imkim ir darykim, o ne tik patarinėkim kitiem imti ir daryti. Tai aš taip Giedrei vis užmesdavau tą tokį kvietimą, kad labai norėtųsi kartu daryti. Kas yra Giedrė? Žmogus. Čia tik taip save leidžiu pristatyti. Tik taip save leidžiu pristatyti. Šiandien jau. Tai ne tik šiandien, turbūt mes bet kuriuo atveju esam apie tai, kad pirmiausia mes esam žmogus, ar ne? Tai iš tiesų labai džiaugiuosi, kad mes nuolatos jau dabar būsime kartu. Nebūk tokia drąsi. Skyrybos vyksta. Nuolatos iki tol, kol išsiskirsime, būsime kartu. Tikiuosi, kad tai nebus vienkartinis kartas. Bandysim diskutuoti apie įvairius dalykus ir galbūt ir pasiginčyti, galbūt ir paprovokuoti vieną kitą ir ne tik vieną kitą, o paleisti į erdvę tam tikrų dalykų. Tai welcome to the stage. Welcome to the stage, mano senokai jau buvau on the stage, galvoju. Aš kažkaip galvojau apie save, žinai, kadangi turėjau įvairią patirtį ir galvojau, kas toje patirtyje buvo vienijančio apie mane, žinai. Tai labai dažnu atveju mane vadindavo nepatogių klausimų. Tai nepretenduoju į Rolando auditoriją, bet man iš tiesų kažkaip labai patinka žiūrėti dalykus ir iš įvairių kampų. Ir gerai ir blogai, bet aš kažkaip tai neromantizuoju visko, kas atsiranda rinkoje. Ir tikriausia, man dėl to yra įdomu, nes šiandien dienai apie ką mūsų, ar ne, šiaip tokia diskusijų tema ir liesim įvairiais kampais, ar ne, ESG tema, tvarumo ar sustainability, labai yra daug terminų šiandien dienai. Tai man norisi, žinai, kažkaip žmogiškai kalbėti, be romantikos, žiūrėti tos dalykus, nes viskas, kas atsiranda šiandien dienai, yra irgi, kaip čia, lietuviškai nerandu žodžio atitikmens, turi pliusų, turi minusų, paprastai tiesiog, ar ne? Jo, ir šitoj vietoj iš tikrųjų mes labai dažnai, žinai, kai prasideda kažkokia nauja mada ir nepabijokim pavadinti, kad tai dabar yra šiai dienai mada, ar ne, visi ten tvarumai, sustainability. Kokiom dar kalbom mokam? Tvarumai, Palauk, tu kalbi prancūziškai, o gali pasakyti prancūziškai sustainability? Ne, negaliu pasakyti. Negali dar? Sustainability. Tai, žinai, durability. Rimtai? Visiškai rimtai. Durability? Dūra Praktiškai dūra išvertus iš mūsų dabar šiuo metu nevartotinos kalbos, reiškia dar kai ką. Nežinau. Dūra, o ne iš rusiškai. Ai, tai iš rusų kalbos. Tai sakau, iš mūsų šiuo metu nevartojamos kalbos, tai čia mes visą sakinį su vienu žodžiu, žinai, galim sudėti. Bet gerai, ESG, CSR, ten socialinė iniciatyva, socialinis poveikis ir ten, žodžiu, just name it, žinai, kaip nelietuviškai vėlgi būtų. Tai mes labai dažnai pasigauname tai kaip madą ir jeigu taip eitumėm, žinai, ir žiūrėtumėm istoriškai, tai viskas yra mada. Ir tada atsiranda krūva žmonių, kurie romantizuoja, nes jau čia įtikiu, žinai, kaip į sektą. Tada atsiranda tų, kurie priešinasi dėl vienų kitų dalykų. Ir tada tų, kurie, šiuo metu tai yra naudinga, tai tada darau, nenaudinga, o kiti prasmės nemato, bet liepia, tai darau. Toks kažkoks, bet iš tikro, ar tikrai kiekvienas mes, paprastas žmogus, galėtumėm nubrėžti tą labai aiškę
labai aišku atskirimą, va čia va yra duona, va čia va yra sviestas, o va čia va yra sūris. Na, žinai, bet, nu, tu atskirti gali, kai jau ten pavalgai ir tą duoną, ir sviestą, ir sūrį, žinai, iš principo, žinai, nu, viskas. Nu, bet kai žiūri, tai spalvabiškai skiriasi, nebent kakavinis sviestas, kvietinė duona. Jo, taip, bet, žinai, kai praeina kažkiek laiko, visada pažiūrėjus, gal tu gali. Man kažkaip labai patiko, šią savaitę vyko vienas labai didelis renginys, HR savaitę, ar ne, Vilniuje, tai 2 dienas, tai buvo labai daug pranešėjų, lektorių, aš pati buvau ir stebėjau online. Tai aš labai noriu įsipatoginti. Ne, aš čia nedarysiu HR konferencijos dabar. Ai, ne? Ne. Tai va, tu bilieto nepirkai, jeigu ką. Mes sutarsime mainus. Taip, tai nepirkau ir aš, nes Danske bankas finansavo šitą, kas labai yra tikrai fainai. Visa konferencija 2 dienų ištisai buvo dominuojanti tema emocinė gerovė. Darbuotojų emocinė gerovė, kas iš principo vienas yra iš ESG kriterijų, ar ne? Tai kaip ir darbuotojų, tu principų. Tai tu pasakai, tai universitete, tai tu pakoreguok, kaip teisingai tai tarti. Tai va, ir daug ten gražių dalykų, visi nori pasigirti. Kalbėk, aš tada jau iškoreguosiu. Tu iškoreguosiu. Tai va, tai daug kalbėjo gražių dalykų, įmonės kai kurios giriasi savo pasiekimais, lektoriai, kaip sakoma, kažkas dalinosi patirtim, kažkas pardavinėja, aišku, kaip visada, tai normalu tokiuose renginiuose, bet iš principo, kaip sakiau, dominavo emocinė gerovė, kas ką daro, kaip ten kvepuoja, kaip ten kalbasi, kaip turi mentorių, kaip turi kalbėtojų, kaip turi coacherių, kaip daro mokymus ir taip toliau, ir kaip renka idėjas, ir kaip jas įgyvendina, ir kaip jas klauso. Ir žinai, aš taip klausydama tos pranešimus, man kažkaip visada norisi išgirsti, o kas neveikia? O galima kažkaip išgirsti, kas neveikia iš tikrųjų, ar ne? Nes, man atrodo, kaip ir viskas yra tų šešėlių, yra, žinai. Bet, žinai, aš dar gal truputėlį net papildysiu, man čia toksai labai labai rezonuoja su tuo, su ko aš pati susiduriu kiekvieną dieną, ten lygiai su tais pačiais startupais, smulkiais verslais, žinai, dirbama. Kai save pardavinėja, vadinkim, ir bando įtikinti, kad va čia mums pakeliui, ar ne, tai visada pasakoja iš tos gražiosios romantinės pusės ir visada va čia mums ten tas pavyko, jau tą turim, jau anas ten turim, žinai, bet kai tu pradedi... Ir ne tik startuoliai, tarkim, ten tie patys smulkus verslai, kurie dar, realiai tu jeigu atsiverti ir tu supranti, žinai, kurioj vietoje yra, ir kiek ten yra didelių problemų ir kiek ten reikia kasti. Aš turiu alergiją ir ne tik startuoliam, bet ir mentoriam startuolių, nes man labai patinka skaityti jų aprašymus. Palauk, aš paimsiu tą kremuką, ten kur stalo tau duosiu pasitepti, nes nuo manęs dar gali. Ten nuo alergijos. Ne, aš gal ne žmogui turiu alergiją, aš turiu alergiją šitam aprašymam, kurie būna ten asociacijos prezidentas, kiemo ten kažkoks, nežinau, ten pirmininkas ir dar kažkokių tai mokslų, ten magistras, daktaras ir ekspertas ir tokios, žodžiu, srities ekspertas. Ir, man tikrai būdavo wow, aš pradžioje, kada nebuvau dar susidūrus su startuolių pasauliu, tai kai aš skaitydavau tas antraštes, tai man atrodo kažkas tai fantastika, bet kai teko susidurti su realybė ir suprantu, kad turinys su antrašte kartais ir labai dažnai prasilenkia. Palauk, bet tai čia viskas yra normalu, o tai pakuoti ir turinys nebūna taip, kad prasilenkia. Tai va, tai kažkaip čia žmonėm... Tai čia pakuotė ten. Jo, bet tu sakai, kad startuolis, žinai, nori save parduoti ten pitchindamas, ar ne? Tai bet yra paprastas žmogus gyvenime, jis lygiai tą patį daro, kuris čia kalba apie savo fuck-upus arba savo nesėkmes arba savo klaidas, žinai, atėjęs, labą dieną, aš Giedrė, žinai, susimoviu ir mano susimovimai yra tokie, žinai. Žinai, turbūt yra ta kategorija žmonių tie, kurie mėgaujasi nuo buvimo aukomis. Tai jie net nelabai atrodo. Tai aš suprantu, kad jūs dar ir psichologė, ne tik. Mes nutarėm. Aš suprantu, tu turi tą turinį irgi. Ar tu
ir ilgą prašymą turi, man atrodo. Man tu čia viena iš tų. sudėtingiausia dalis. Aš Supratau. naudoju tą, kur prieš 10 metų parašytas, žinai, mano prašymas. Dabar aš kažkaip pabėgo, man mintis, ką aš apie tai čia savaitę tokio įspūdingo. Kad niekas nekalba apie tai, Nes apie tai, kas neveikia. Jo, taip, kas neveikia. Ir man belekai patiko, linkėjimai, jeigu netyčia jinai pažiūrės, Simplinkos vykdomoji direktorė Valerija atėjo su tokia labai konkrečia analizė ir statistika, iš principo, žinai, apie emocinę gerovę, kiek investuoja pasaulis pinigų, tarsi kaip ir tyrimo duomenimis, čia aš perduodu jos turinį, perpasakoju, kad McKinsey darė tyrimą, kad jeigu taip imti pasauliniu mastu, tai vienam žmogui per metus, vienam darbuotojui per metus yra investuojama nuo 2 iki $600 emociniai geroviai. Vienam darbuotojui, ar ne? Tai paskaičiavo rinką, yra ten apie 1,5 trilijono, ar ne? Investicijos pasauliniu mastu ir jinai tam pateikė labai gražius duomenis, kad 70% žmonių arba darbuotojų, žmonių, kurie ieško naujo darbo, 70% kreipia į tai, ką įmonė siūlo dėl darbuotojų emocinės gerovės. Bet jeigu įmonė kuria kažkokį paketą, tai tik 30% jų pasiema. Nu, žodžiu, čia buvo tokie labai faini skaičiai ir po to jinai tiesiog atvedė, žinai, kad okei, o tai dėl ko netiek daug jau žmonių ir pasinaudoja, ar ne, tais paketais, kuriuos sukuria. Ir mano patirtis, na, ta darbinė patirtis arba veiklos patirtis, ir sako, kad mes labai dažnai, nu, kaip pasakyti, darbuotojų emocinės gerovės vienos iš ESG, ar ne, dalių, ar vienų svarbiausių kriterijų, ar ne, ir sričių, atsakingas dažniausiai yra HR žmogus. Ir jam vienam rūpi padaryti, ir suteikti tą emocinę gerovę, ne? Ir jinai, Valerija, tai įvardijo pagrindę savo pranešime, kad iš tikrųjų tai pats vadybos principas ir pats žmogus yra kliūtis, kad ta tikroji emocinė gerovė iš tikrųjų būtų organizacijose. Nes iš principo ten, žinai, ar tu negali pakelt ragelio, ar tu čia neduosi man minutę, žinai, nu, čia ką aš čia kvėpuosiu, nekvėpuosiu, tokių įvairių. Ir mano, nu, patirtis sako, organizacijose tikrai yra apie tai, kad vadovai labai dažnai mano, kad darbuotojų emocinė gerovė tai yra HR atsakomybė ir pačių darbuotojų, bet ne jų, ar ne, bet iš principo nuo jų, tai labiausiai ir priklauso visą tai, žinai, kažką nori čia iškvėpti. Labai, jo, dabar atėjo laikas čia. Kai pradėjai pasakoti apie šitą pranešimą, man iš karto labai surezonavo, aš vakar LinkedIn'e, žinai, scrollinau kažkada naktį, nes kitaip man nesigauna. Ta emocinė gerovė, matau, kad mano emocinė gerovė yra naktimis, pildosi ir skleidžiasi. O tu kelintą valandą komandai rašai žinutės? Kai jau įsitikinu, kad visi miega, tai tada pačiatę nuorodas, jeigu manau, kad jos yra vertingos mums visom, tai įmetu. Bet žinau, kad, pavyzdžiui, ten, va, tu kokią 6 ryto pastebėsi arba dar anksčiau, bet aš tuo metu saldžiai parpsiu. Nu, tiesiog taip. Nepabėgo mintis. Ir praėjo vienas, nepasakysiu net, kas rašė, žinau, kad mergina ir žinau, kad pas ją buvo open to work užsirašyta. Aš prakaituoju. Ir jinai taip gražiai sudėlio, jinai klausė atviro klausimo pas žmonės, kolegas, darbdavius ir visą kitą profesinę bendruomenę. Pasakykite, kiek savo burbule pažįstate žmonių, kurie išėjo iš darbo dėl to, kad per mažai duoda sveikatos paslaugų, per mažai baseinų, per mažai masažų, per mažai ledų ir per mažai nemokamos kavos ofise. Ir pasakykit, kiek žmonių išėjo iš darbo dėl to, kad nepakėlė vadovo visos bioenergetikos. Nu, ne taip jinai buvo suformulavus santykį. Spektro specialistė, matau. Ne, tai aš esu tiesiog... Ne, aš tikrai, kas žiūri šitą podcastą, tikrai nežinoju, kad Simutė yra Google ekspertė, googlintoja. Aš nesutikau geresnio googlintojo. Tai jeigu reikia konsultacijų, kaip kalbėti, tiek gerai, bioenergetiką tęskite savo. Apie vandenį dar prieisim tos temos. Nenoriu.
Jo, tai iš tikrųjų, vat, būtent iš tos pusės, kad nepakeliant va, to santykio su vadovu, vadovo vertinimo, iš principo požiūrio, dėmesio buvimo ir nebuvimo ir taip toliau. Ir realiai, va čia va ir turbūt ir užtvirtina, ar ne, tai va apie ką ir šnekėjo net ir Viktorija, kad realiai gaunasi, kad tas, Valerija, jeigu tu apie mano atveju kalbė. Valerija, Viktorija, Simplikos direktorė. Net paminėsim Simplikos dar kartą už tą baudą. Tai tarp kitko, aš kai 2005 metais dirbau Molę žmogumi, tai užsakinėjom iš Simplikos mes visus. Aš nežinau, ar tais metais buvo joje. Jo, bet organizacija panašu, kad labai daug metų jau gyvuoja. Tai va. Tai žodžiu, tai tik tai gal ir užtvirtina tą, kad realiai tas, kas ir dėl ko, pas ką ateina ir iš ko išeina, yra kaip ir vadovas, ir ne, nes yra tas gajus toksai netgi pasakymas ir ne kartą galbūt aprašytas ir literatūroje ir patvirtintas praktikų, kad palieka ne įmonę, palieka vadovą. Blemba, žinok, mane tai nervina šitas, aš sutinku, kad tai yra teisybė, bet tai nėra, supranti, vienintelė priežastis, nes visų pirma, aš visada sakau, jūs nepamirškit, kad vadovas irgi yra žmogus. Vadovas irgi yra žmogus ir vadovas turi vadovą. Ir tada vadovas dar vadovą turi. Jeigu tai jau yra aukščiausio lygio vadovas, tai taip, jis neturi vadovo. Jeigu tai yra nedidelė įmonė, jis yra vienas atsakingas ar ne, ir klausimas. Aš galbūt labiau žiūriu, žinai, iš to SMEs pusės, o tau automatiškai iš corporate pusės, jo. Taip, iš didelių organizacijų pusės, bet, iš principo vis tiek, ką aš noriu tam pasakyti, kad už vadovas tai yra rolė ir iš principo tai yra atsakomybė. Už to yra žmogus, ne, tai jo ten visi įsitikinimai, jo patirtis, jo gyvenimas, jo suvokimai, jo temos ir taip toliau, tai čia, žinai, viskas tas susideda, dėl ko žmogus elgiasi vienaip arba kitaip, žinai. Ir klausimas, žinai, jeigu jam yra okei su tuo, kaip yra, kad ten išeina žmonės, palieka jį arba yra kaita, gal ir nėra okei, bet jis nieko nėra pasirengęs daryti dėl to, žinai. Tai aš kažkaip tai, žinai, netgi dabar kalbėdamas tavim, man atrodo, kad norisi pakviesti konferencijos organizatorius kalbėti, o kas dar yra už to, už tas atsakomybės, nes jinai lygiai taip pat Valerija pažymėjo, kad vadovai dažniausiai tai yra tie žmonės, kurie pirmiausia labai konkuruoja, yra labai atsidavę darbą, ne, ir paprastai jie tokie patys reiklus yra ir kitiem aplinkui. Dėl savo kažkokių pačių asmeninio būvio, savo kažkokių tai temų, kurias mes čia kalbėjom, kažkur už to dar yra turinys, bet, kad jie yra tokio tipo žmonės. Ir ar tai yra okei, va čia gal yra irgi diskusijai klausimas. Aš atsimenu, kaip tu man kažkada davei velnių eilinę kartą, nes, jeigu kas man duoda, dabar tai tiek nepatogi, bet aš taip tave myliu dėl šito nepatogumo, nes, toks, alio, žiūrėk į veidrodį, žinai. Jo, tai aš atsimenu, kaip tu man davei velnių ir man kažkodėl atrodo, kad čia po tame oro uoste, kur buvo ta nepatogi situacija, vadinkim taip, ar ne, kur Šrilankos mes kai skridom, ar ne? Ir tu man sakai, tu prasme, kad tu iš savęs reikalauji žiūri daug, tai nereiškia, kad ir kiti turi būti tokie ir kad tu iš kitų taip gali, žinai, reikalauji. Taip, aš labai gerai atsimenu, nes tu mane užknisai su savo fotografijom. Aš sakiau, aš tau ne fotografė. Nes man davėjai velnių, kad aš tai blogai fotografuoju. Tas ne velnių, tai buvo mano tas maksimum nepasitenkinimo lygis, kaip yra negražu ir negerai ir čia žodžiu. Ir sakai, tu ir neturi būti perfect. Ir ta prasme, kodėl tu dabar susigalvoji, kad tu turi būti perfect. Taip. Jo, tai aš tą atsimenu, bet labai tu gražiai tą kabinai, žinai, dėl jeigu vadovui yra gerai ten, kad palieka ir taip toliau. Aš per savo patirtį tikrai esu turėjusi etapą, kai pas mus organizacijoje buvo, vienoje iš organizacijų buvo ypatingai didelė kaita. Ir jeigu mano patirtis buvo prieš tai, kai aš dirbau samdomų, vadinkim, vadovų, ar ne, tai buvo labai atvirkštinė, kad, ta prasme, man nusprendus ir net laikius situacijos tam tikros dėl mano tuo metu vadovų, vadinkim, kurie buvo akcininkai,
ir jausenos, kad tai yra jau net nepagarba man, nors aš pati tikrai sutinku save įstūmiau į tą situaciją ir pati su noru ir dar papildomais prašymais prisėmiau atsakomybių daugiau negu reikia, žinai, bet man pasakius, kad aš išeinu, didelis ganėtinai kolektyvas irgi norėjo eiti paskui. Tai vat man turint tokią patirtį, aš nutarytum, sąlyginai buvau jau kaip užaugus, kad aš tikrai, mane myli, aš tikrai galiu būti geras vadovas. O kiek Simutė padarė dėl tos meilės? Jo, aš, tai tikrąją tą žodžio prasme taip, čia klausimas, nes tai buvo 24/7 gyvenimas, žinai, organizacijoje. Per tą laiką įvyko ir skyrybos, nes man viskas buvo, tie 40 žmonių, žinai, ne mano šeima. Tai taip. Ir paskui, pradėjus jau kurti savo verslus, vadinkim taip, buvo trumpa pertraukėlė, kur, ten, vadinkim, buvo viskas vidutiniškai ir viskas panašiai, kaip ir buvo prieš tai. Ir tiesiog atėjo etapas, kai... Aš pamiršau, ką noriu pasakyti, apie ką mes kalbame? Kai aš buvau ta, kurią visi palieka ir aš nesuprantu, kodėl. Ta varse, bet visi ir... Supratau, tu eini prie vadovo, kurį palieka. Jo, ir kad, bet tu kaip vadovas, aš kaip vadovas tuo metu, tai darytum ir tą dėl žmonių darai, ir toliau tu aš pagatus ten dėlioji, žinai, ir paskui, ir ateina tas momentas, žinai, tu jausies, bet aš čia, tol kol nepradedi reflektuoti ir nepradedi ieškoti, kaip aš pati save į tai įstūmiau, žinai, bet galiausiai gaunasi, kad, atėjo, pasinaudojo dar, o dar ir išsinešė kažką, ir kas, ir tada vis tiek bandai ten šypsotis ir vis tiek toliau ten būri žmonės, ir tam tikra prasme pasidarai toksai, tam tikra prasme, tikrai ta žodžio prasme, klaunas. Kiek žodžių pas tave prasme? Kažkokiam cirke, kurį pats susikūrė, bet tam cirke visi kiti aktoriai, tai jie net nelabai nori dalyvauti, žinai. Ne, jie kažkaip nesupranta, kad jie atėjo. Jie nesupranta, sodą. Taip. Bet, žinai, aš gal tiesiog, kad taip nenueiti labai į pievas, dėl ko man patiko Valerija. Aš gamtoj nebuvau. Tai supratau. Valerija, kodėl man tai patiko, Valerija, man patiko jos pranešimas. Dėl to, kad jame buvo labai daug realybės. Pripažinimo realybės. Kad žiūrėk, labai yra faina, mes einam tam tikrų kelių, tikrai daugėja organizacijų, kurios investuoja į darbuotojų emocinę gerovę, apskritai į darbuotojų gerovę, ar ne, gal taip pavadinkim, bet yra ir kita medalio pusė ir yra tokios situacijos ir ten jinai konkrečiai rodė tiesiog grįžtamą į ryšį arba feedbacką iš vadovų tos organizacijose, arba komentarus kokius slaido, kaip po priežastį, dėl ko iš tikrųjų nevyksta dalykai arba žmonės netikė tas emocinės gerovės. Tai aš prie ko vedu, tą realybę, žinai, kad mes vis dėlto kažkaip tai čia norim kalbėti ir apie ESG. Ne? Tai aš savo kažkaip, aš tai šitoj temai galiu tik tai pabūt filosofė, turiu patirti tam tikrose srityse, ne? Bet tau, Simute, kas yra ESG? Jo, tai kadangi realiai tai yra, vadinkim, tam tikri principai, ar ne? Tai yra, arba kitaip tariant, netgi galima būtų pakeisti žodžiu vertybės, tai kokiais aš principais vadovaujuosi ir man svarbu tai, kas yra susijęs su planeta, šiuo atveju tai slepiasi po žodžiu environment, ar ne? Environmental ta pusė, tada tada antroji dalis yra ta social, tai kitaip tariant, kokiais principais aš vadovaujuosi ir kokios yra mano vertybės žmogus žmogui, ar ne? Ir tada trečias yra governance, tai yra visa valdysena, visi tie patys, kaip yra valdybos formuojamos, kaip yra dalinamasis, kiek yra įtraukiami iš tikrųjų žmonės, žinai, valdymą, tie patys, kurie dirba organizacijai,
kokia yra ta pati tiekėjų visa grandinė, žaliavų gavimo grandinė ir taip toliau. Tai va čia irgi kokie yra tie mano principai. Bet man, jeigu vienu žodžiu, nes, na, žinai, vis dar po šiai dienai net ir Lietuvoje mes naudojam ESG, nors realiai, nu, iš anglų kalbos it's okay, žinai, yra environmental social governance, bet lietuviškai tai būtų ASV. ASV. Čia nebuvo tokio koncerno kažkokio. BSV buvo. Tas, kuris tik sugriuvus Sovietų sąjungai privatizavo labai daug. To aš tokia sena. Aš irgi menu tuos laikus, mano tėveliai išprivatizavo. Jeigu tai paprastai, tai man iš principo... Bet aš vieną dar žodį noriu pasakyti. Bet man... Viskas pasakyti. Nu gerai. Tu esi too much konkreti. Aš noriu vieną mintį perteikti, man tai yra apie santykį. Man tai yra santykis su viskuo. Su aplinka, su savimi, su aplinka, žmogiškai turiuomenį, su artimiausiu burbulu, tolimesniu burbulu, su planeta. Jeigu eisim nuo ten, kad iš popierius yra iš medžio, su planeta ir tada su visa aplinka, vadinkim, kas tave sieja, neišskiriant nieko. Tai man tai yra apie santykį ir santykio kūrimą. Tai aš kaip suprantu, žinai, aš nesu čia kažkokia tokia visai, žinai, lieva šitoj temui, bet... Aš tą žinau, bet tu čia bandėjai pasakyti, kad aš čia nieko. Ne, tu esi dėstytoja, aš esu žmogus. Pirmą semestrą apskritai dalinuosi praktikų universitete. Taip, tai gal dėl to skaitai daug knygų pratingų, dėl to galvoju, kad daugiau žinai. Pradėjau skaityti. Man atrodo, kad ir taip skaitai. Tai aš kaip suprantu, man atrodo, kad ESG apskritai yra tik koduotė. Ar ne? Kažkokia tai ir aš girdžiau kaip kažkokia tokį sisteminį reguliavimo reglamentą. Iš principo. Taip ir yra. Be romantikos aš čia nuimu romantiką. Taip. Nes anksčiau, kiek aš žinau, ten buvo socialinė atsakomybė, ar ne? CSR tas vadinamas. Jo, buvo ten socialiai atsakingos įmonės, ar ne? Toks kaip premium, ar ne? Socialinis verslas, socialinės inovacijos, just name it. Taip, tu vis dar esi socialinė inovatorė. Papasakok, kas tai yra. Tęskite mintį, tęskite. Ar jūs jaučiatės nepatogiai gavusi šitą klausimą? Ne, žinok, jaučiuosi, žinai, aš labiausiai, apskritai, aš nepatogiausiai jaučiuosi, kai man sako, eik ir dabar prisistatyk. Man tai čia toksai, žinai, man visą laiką buvo labai... Man yra be galo sunku, man niekada aš neturėjau suvokimo, tai kaip čia dabar save pozicionuoti, aš niekaip nenoriu savęs pozicionuoti, ta prasme, aš nesu tik čia arba tik čia ir aš esu tas, kas esu, viskas ir mano tos žinios pradedant, žinai, vandeniu ir baigiant, blinčiai būtų tima šitą vietą, aš tik jaučiu, kas tai, žinai. Ir ten, žinai, einant į visas ten nuo statybų iki transporto, iki gamybų ir iki IT ir technologijų ir AI, tai, ta prasme, man aš nenoriu viename kažkame savęs pozicionuoti, nes, aš esu tas full stackas, žinai, vadinamas. Ir gal labiau, tu nori mane sukišti, ką nori. Tai Simona, mano vardas. Niekur sukišti nenori. Gerai, jeigu iš ESG paimkime, arba ASV, sakė, ir ne? ASV, okay. Bet manau, kad čia tik tai mums bus suprantama. Gal naudokim ESG, vienareikšmiškai. Kuriai sričiai labiausiai save žmogus jauti... Social. Tu net neišgirdai kokį jausmą. Priskirčiau. Pavyzdžiui, nekinti, arba nemėgsti, arba nenori, arba nepatinka. Nežinau, kad pagalvosi, kad aš klausiu, kur mėgsti. Susimovai. Nieko tokio, man tai nėra baisu labai, bet tai... Kuri tau, ta prasme, šiaip nelabai gal patinka. Arba jautriausia tau ir kelia kažkokių tai tokių emocijų. Tada pradėkime... Dviprasmiškų. Gerai, aš atėjau psichologo kabinetą. Psichologo konsultacija. Zosė, palaikyk mane, nes jau jaučiuosi nedrąsiai. Ne, jeigu iš tikrųjų, tai kadangi kiekvienas principas, ar ne, dar čia irgi galima būtų pagilinti, bet kiekvienas principas, jisai turi tam tikrus, dar yra skaidomas. Taip, tai paskaidykim.
Jo, tai aš norėčiau iš karto nueiti į governance pusę ir būtent po governance... Giedras pusė. Į Giedrės pusę, jo, nes mes sugalvom, kad čia yra entertaining. Ne, čia buvo Aurelijos idėja. Čia Aurelija sugalvojo, Aurelija. Entertaining ar entertainment? Entertainment Simona ant Giedra. Na, tai čia yra Ježė. tai aš norėčiau eiti į tavo pusę, ne, nu, tai literaliai ne tavo pusę, bet į valdysenos pusę ir būtent tenais ir yra absoliučiai visi reguliavimai. Tai reiškia, tiek visi GDPR-ai, tiek visi ten įstatyminės bazės, kur tu privalai laikytis ir taip toliau, visi reglamentai tiek ES, tiek nacionalinės, raportai ir taip toliau. Tai viskas yra būtent governance pusiai. Tai dalis governance, vadinkim, tai yra tai, ko aš apskritai nemėgstu, nes tu žinai mano meilę dokumentams ir tu žinai mano meilę, tiem popieriams visiems, viskas, kas aš yra mačiau, kad yra dirbtinio intelekto dabar įrankis listening AI jau. Tai reiškia, dokumentą tau įgarsins. Vienareikšmiškai. Ne, tai man, tai ne problema man su įgarsinimu, man yra problema su... tu čia privalai, o tu čia dabar jau šitos vietos biški neprivalai. Ir aš, kadangi pati turiu ir patirties su tam tikrais projektais, vadinkim, tais pačiais ES, ir pačios vykdom tą Erasmus for Young Entrepreneurs, ar ne? Tai taip, kai būna aprašyti visi tie reikalavimai, tai paskui tu ir galvoju, aha, tai va čia atitiks ar netitiks. Ir gaunasi, aš turiu labai daug mačiusi situacijų, kur yra pritempinėjimai daromi. Ir tai jau man yra netikra. Kas pritempinėjimai daro? Pritempinėjimai, kad aš siūlau šitą idėją ir, tai gerai, parašom taip ir tu pritempinėjai, kad tai yra reikalingas veiksmas tavo projekte, nors iš tikrųjų jis, tarkim, nereikalingas. Tam, kad atitikti. Tai tai yra dėl ko man visi tie reglamentai, reikės eiti fucidinu, aš pasiimti jau dabar, jie tikrai kelia alergiją dėl to, kad yra nepaliekama tam tikra laisvė, kuri pagal, jeigu ten vakar, tai tarkim, pagal vakarykštę būseną, pagal vakarykštį žinojimą, pagal vakarykštį pažinimą, iš tikrųjų tai galbūt tam tikrų žmonių grupės, kurie tai nusprendė akimis ir buvo teisingiausias kelias uždėti vieną ar kitą ten kažkokį tai privalomą, kaip žiūri, man tai paskambėtų, bet šiandien galbūt tai jau yra kitaip, žinai. Jo, bet tai žiūrėk, dabar, aš tau atsuksiu atgal tavo pačios žodžius. Mes kelis kartus labai stipriai susikibom dėl popierių, kurių, aš manau, nekuria vertės, o tu sakai, taip reikia, nes tai patikrins mus ir jeigu taip reikės. Tai man atrodo, žinai, aš iš organizacijų didelių ypatingai pusių, ten didžiausia yra patirtis, ar ne, tai tiek konsultuojant, tiek dirbant, tai, kiekvieną sakinį dažniausiai gimdo kažkoks tai buvęs atvejis. Taip. Ar ne? Tai atvejis nelaimės, atvejis sukčiavimo, atvejis to, kad neišeina padaryti ir dėl to atsiranda kažkokia, tai, žinai, ten turinys kažkoks. Tai ir kuris, žinai, kaip jeigu tu esi praktikas ir nori daryti ir padaryti dalykus ir sukurti, tai belia kaip erzina ir nervuoja. Ar ne? Ir tenai tikrai, ten, sakykim, gal nematau to efektyvumo arba, resursas yra naudojamas visiškai, pavadinkim šios dienos tema netvariai arba neatsakingai. Tai bet va čia, kur rasti tą vidurį, žinai. Jo, tai aš girdžiu ir ką tu sakai ir sakau, kad tai yra ta dalis, kurios aš nemėgstu, nes man yra viskas ne apie reikia, o viskas yra apie noriu, ne? Ir tada yra klausimas, kaip iš tikrųjų arba užnorinti, arba kaip pritraukti, arba būti, arba kaip patekti tik tarp tų žmonių, kurie turi tą kolektyvinį norą. Dabar čia sugalvojau, taip. Turiu omeny, kad kai yra, netgi turim ir iš savo krūvą pavyzdžių, ar ne, kai visom yra fainai ten, ar visiems yra fainai, tai tada su noru ten ir idėjos, ir čakros tik tai verės, ir ir toksai kažkaip tas su noru važiuoja. Kai tik tai yra, kad kažkoks funkcinis atsiranda ir to noriu nebelieka, tai tada
oi, blem, dar šitas žinai, darbas, bet suderinti norus ten 5, 6 arba 10 žmonių ir 200 yra arba skirtumas. Tai mes 1200. tikriausiai, ne apie tai, žinai. Aš kažkaip tai turiu tokį paprastą, labai praktišką požiūrį. Iš principo mes vis tiek, jeigu aš ir ateinu veikti kažkur, jeigu į organizaciją ir jai, kaip čia, sakykime, jeigu organizacijai parduodu savo kompetenciją, savo talentą, ar ne, tai vis tiek tai yra kažkoks tai, susitarimas, kuris įvyko. Klausimas ten neišsiaiškinu ten lūkesčius ir čia yra mainai visada. Tai reiškia, kad aš duodu savo resursą, organizacija duoda savo resursą, ar ne? Ir tai, kad dabar ten, sakykime, daug kas kalbama apie emocinę gerovę, ar ne? Ir aš tikiu, kad labai yra daug organizacijų ir įmonių, didelių ir mažų, kurios nuoširdžiai to rūpinasi, kai kurios rūpinasi dėl to, kad tiesiog neskaudėtų galvos ir kaip čia šalintų padarinius, kurie kelia galvos skausmą, žinai, daugiau. Tai apie tai, ką mes pradėjom, ar ne, ten pradžioje kalbėti, man kažkaip viskas tai atrodo labai paprasta. Tai tas, žinai, ir gyvenime yra ir noriu, ir reikia, visko yra, žinai, ir man atrodo, kad čia labai toks, mes nebus to tobulo varianto, žinai. Žiūrėk, dabar gal tada... Nes aš taip, žinai, ką dar norėjau pasakyti, kad šito vietoj, tu nemėgsti government dalies arba popierių. Ne visos. Popierinių kažkokių tai dalykų, ar ne? Bet yra žmonės, kurie nuo to kaifuoja, jiem labai patinka. Tai viskas taip. Tai čia yra, žinai, tiesiog, Taip, tai čia ir yra apie tai, kad, žinai, tarkim, aš vienų dalykų ten, kaip bet kuriuo atveju, aš esu labiau vizionierius, ar ne, ir ten tikrai susijungia, nesujungiami ten dalykai, ten greitai gimsta sprendimai, kur ten apskritai, kitą kartą atrodo, galėtum praleisti daug laiko, žinai, tam, kad gimtų tas sprendimas. Bet aš, kai sakau apie noriu, ir va tu labai gražiai vardinai tada apie, kad tai yra mainai. Tai tas mano atsakymas, why aš šitame esu. Ir jeigu aš tikrai kaip žmogus jaučiu lygiavertį mainą, tai mano tada ir, tas galbūt, vadinkim, man nebūtinai patinka ten pildyti kažkokią lentelę, bet aš ją noriu užpildyti, kad mano ten kažkokia užduotis ir mano kompetencijos būtų ten įprasmintos iki galo. Nes aš jaučiu lygiavertį mainą, kas, whatever, kokios priežastys bebūtų, koks mano why bebūtų, kodėl aš esu šitoje komandoje, ne? Tai aš, mes, aišku, labai nuėjome smulkmeną, žinai. Aš suprantu, bet mano bendraja prasme vis tiek yra apie tą tokį, kad noriu yra tas truputį daug, kodėl aš noriu yra truputį daugiau negu tik tai, kad dėl to, kad gausiu ten 100 eurų ir vajai kokia aš vargšė, nes niekas man neduoda niekur, aš ir taip metus laiko laukiu, žinai, kol mane priims į belenkokį ten darbą. Aš turiu... Pamečiau mintį. Aš bandžiau pasakyti... Aš bandžiau pasakyti, kad tas noriu, tai yra kažkas truputį daugiau why-tų, daugiau kodėl aš esu va šitoje komandoje, o ne kitoje komandoje, negu 100 eurų. Turiu omeny, kad priežastis, kodėl aš ar kuriu kartu, ar prisidedu prie realizavimo, nes tikrai va čia šiti man žmonės yra aukso vertės, kurie prisideda prie realizavimo, ne? Ar ten galų gale... Žinai, bet jeigu aš jau susiplyšusiais patais vaikštau, o realizuoju čia idėjas didelės, tai... Ne, už tai aš ir sakau, lygiaverčiai mainai. Ta prasme, tai jeigu, jie yra nelygiaverčiai, tai tada vis tiek kažkuri pusės, jau nebebus jau tas prisivertimo. Čia lygiaverčiai mainai, jie tokia, suprantame, šią galėtume jau čia ginčytis iki... Bet žiūrėk, jeigu aš pati, dabar, mes whatever, ką mes susitarėme, ne, ir aš savo sakau, man iš jausmo tai, ką tu siūlai man, už tai, ko tu tikiesi iš manęs, arba kur tau aš esu vertinga, man tai yra korekt. Man tai yra tikrai lygiavertis. Aš jaučiu, kad tai yra ta pati vertė. Ir tu man sakai, kad žiūrėk, vat,
tai, ką tu dabar nori iš manęs gauti mainais, man irgi korekt. Arba sakai, žinai, mano jausme tai nėra visiškai korekt, man kažkaip atrodo, kad čia jau aš labiau tokį kaip social tada projektą darau. Okei, ta prasme derinamės toliau. Bet aš čia net ne mus omeny turėdama apskritai hipotetinę situaciją. Tai bandžiau dabar įsivaizduoti, kaip ateini, žinai, organizacija, kur yra, pavyzdžiui, ten 300 arba 400 žmonių ir sakai, žinai, ponas Antanai, aš jaučiu, kad ne okei. Nu, aš šaržuoju, žinai. Ne, tai tu tiesiog nesakai to, tu tada sakai, šitas darbdavys ne man ir esi sąžiningas su savimi. Nu, čia dar kita tema, kurią mes tikriausiai galėsim kalbėti kitose momentuose, nes taip tikrai nėra didelės organizacijos, bet ir mažose aš manau, kad tikrai nėra, kiek, tikrai daug kas susitikus ir tiek iš verslo pusės ir iš socialinės pusės, ar ne? Tai apie tai, kad galiu kalbėti, saugu kalbėti, dalintis, tai yra tokios didelės temos, kurios tikriausiai, kur ten, nežinau, mokymų bendrovės turi tikrai ką veikti, jeigu tik tai organizacijos norėtų. Tai čia yra nerti klodai, žinai. Bet gerai, mes taip labai vėl kažkur toli. Net organizacijas nereikia, nuo šeimos galima pradėti. Nu taip, šeimos ląstelė. Taip, žmogus, šeima ir visuomenė. Taip. Nu, tarsi net savęs negirdi dažnai. Taip, tai va, tai apie organizaciją čia, nes vis tiek yra daug labai saugumo, nesaugumo. Gerai, tai tau nepatinka government kažkuri dalis, ar ne? Man nepatinka, arba tiesiog, jeigu tu klausi, ko aš labiausiai nemėgstu, tai aš labiausiai, nemėgstu tos pusės, kur yra, vadinkim, labai tiksliai dokumentuota ir aprašyta, kur tu, per pavyzdį pasakysiu gerai, tau gal esu kažkada tą sakys, kad aš šiaip labai myliu knygas ir čia, jeigu taip pasukiotumėm kamerą, tai čia didžioji dalis jų yra nupirkta prieš kalėdas, nes tiesiog prieš kalėdas būtinai yra nupirkti knygų krūvą, nes labai yra gera jų turėti daug. Ir didžiąją dalį knygų, kaip aš skaitydavau, ta prasme, yra dalis knygų, kurias ten sugrauždavau po kelis kartus, bet didžioji dalis, to, kur aš čia priperku tų, vadinkim, darbinių knygų, žinai, nepaisant to, čia kam nors daugiau reikia ar ne, bet interjero detalė graži, man. Tai aš skaitau antraštės, pavadinimą ir turinį pasiskaitau ir aš jau antiek esu kūrėjas, kad jau aš tą turinį aš jau pasirašau, supranti? Ir tiek įžvalgų pasidarau ir man jau ten viskas, viską aš jau ten sudėlioju ir jau galiu net ir apie tai kalbėti, pradėti, žinai, taip. Faktas, kad aš esu iš tų, kuris save stebi ir savęs dėl šito pažengia, bet aš tiesiog sakau, kaip veikia mano smegenis, ne? Pasiėmiau knygą, turinys, viskas man jau aišku, žinai. Tai ką bandau pasakyti, kad čia man yra erdvės interpretacijai. Aš tikrai paskui būna, kad kai man ten prireikia ir noriu pasidouble checkint, žinai, ten pasižiūri tam tikrus dalykus, matai, taip ir galvoju, arba ten, čia dar įdomi įžvalga on top, žinai, bet turiu omeny, kad bet kuriuo atveju, jeigu imti antraštės, ar ne, tai nėra kažkoks reikalavimas ir tu ten gali irgi dar, savęs įdėti. Šiuo atveju, kai tai yra, vadinkim, konkretus kažkokie reikalavimai, kodėl aš galbūt, jie man, kaip man kaip asmeniai, mano čia vidiniai, žinai, dalykai yra, dėl ko man jiems yra... Aš bandau įsivaizduoti, jeigu tokių kūrėjų būtų dar 2000, koks turinys būtų. Ne, tai kokių 2000, tai turbūt yra, jeigu skaičiuotumėm procentą nuo 8 milijardų, žinai, aš vienareikšmiškai sutinku ir esu tas, kuris sako, kad to reikia. Bet aš tik tai, kadangi tu užklausai kaip man, ar ne, tai man šitoj vietoj reikės, norisi turėti lygiavertį partnerį, kuriam yra mieli tie dalykai, žinai. Tai čia apie tai labai. Gerai. Nori manęs ko nors pagalvoti? Tai aš bandu jaučiuosi klausinėtoje. Ką aš žinau jau. Žinai, tu prisėmė šitą atsakomybę, tai dabar, kai sakai... Tai va, aš čia permetu tavo atgal. Aš mokausi perduoti atsakomybę, nes aš labai mėgstu perduoti. Tai žiūrėk, jo, aš norėjau lygiai taip pačiai tavęs iš tikrųjų paklausti dėl, jeigu tu klausi, kas man nefainai, tai va, kas tau tada nefainai. Na, tu čia kopijuoji, ne? Ne, tai ašgi bežionė. Tai mes šitai senai esame. Kas man? Aš tai galvoju, kad... Aš tikrai bežionė.
kas liečia, žinai, ten government dalį, tai man skaitimas, bet, žinai, va, jeigu dabar aš jau galėsiu to dirbtinio intelekto įrankių pasinaudoti ir paversti tai balsu, tai tada man daug lengviau. Man tiesiog skaitimo procesas pačiai, kažkokių tokių sausų dokumentų yra tikrai sudėtingas reikalas. Aš Kanadui turėjau iššūkį, ar ne? Tai kai teko perskaityti šitiek daug teisinių dokumentų dėl duomenų apsaugos. Ne, tai aš šitą jau įpratus numetu tau kokią nors nuorodą, bet jau man ten galvoj, ten jau 2000 gimė idėjų, kas to galima padaryti, bet aš pati tai tik antraštės paskaičiu. Taip, mes ką tik išsiaiškinam ir tu man tada įkalbi, o tai Simuti, jeigu tu jau paskaitėjai, ten tai gal tu gali man papasakoti. Tai man gal tas skaitimo dalis ir kažkaip gal mažiausiai man pačiai kažkaip buvo taip sąmoningai artima environmental dalis, žinai, tokia aplinkos arba klimato ar ne dalis, nes aš labai ten nekreipdavau labai daug dėmesio, žinai, ir kažkaip kaip pradėjau galvoti apie šitą temą, tik visai nesenai pradėjau kažkaip taip jausti ir tą vartojimą, koks jis yra padidėjęs ar nepadidėjęs, kur ten, žinai, turi prasmę, neturi prasmę, žinai, ir taip toliau. Ir ten ar vaikštau, ar važiuoju, ar galiu daryti ir nuvažiuoti kartu, galim su viena mašina, ne, ką pradėjom daryti. Tai man anksčiau taip tikrai nuoširdžiai nerūpėjo šita dalis ir šiaip uždaviau savo klausimą, žinai, nu kodėl. Bet galvoju, nu ir šiandien dienai, ir ne, mes kalbam, kad tai yra labai svarbu, bet šiandien dienai tai yra svarbu didelėm organizacijom, nes joms tenka mokėti už savo footprintą paliktą, ar ne? Tai išsipirkinėti, žinai, kvotas ir taip toliau, ir bus daugiau apribojimų, ar ne, gamyklom ir vidutiniam organizacijom ir taip toliau. Tai mes tą tikriausiai galėsim kažkurioje vietoje paliesti. Tai man kažkaip taip tikrai nerūpėjo ir aš galvoju, nu gerai, ar tikrai va tiek, kiek kalbam apie tą tvarumą, aš atsimenu, kaip tu sakėjai, kad tu mąstei, kas yra tvarumas ir ESG, koks skirtumas, tai aš iš karto pasakau savo versiją. Tai tvarumas man yra filosofija, o ESG tai yra principai ir kriterijai ir sisteminis paaiškinimas. Paklausai, pati atsakei. Tai va, tai aš iš karto pasisakiau. Tik aš tau patinka ir klausti ir pasisakyti. O paskui galėsi tu pasisakyti. Tai su to klimatu, žinai, kad rūpi ar nerūpi, nu ir žinai, čia kaip ir paprastas dalykas. Jeigu man namuose, žinai, sugedo kranas, man skauda, nes aš negaliu pasinaudoti ar ne, ir negaliu ten nusiprausti, negaliu padaryti to, ką aš noriu padaryti. Jeigu sugedo kranas pas tave namie, nu man neskauda, aš nejaučiu jokio nepatogumo. Pas mane ką tik buvo prakiurus kriauklė ir užpylė viską ir aš turėjau važiuoti pas Indrę. Nevažiuoti, eiti, nors jinai sakė, kad aš durna, nes 2 valandos kelio iki jos yra, bet nesvarbu, kadangi buvo šeštadienis, man buvo likę tik tai jau sutvarkyta kriauklė, kurioje, skudura, žinai, visi skudurai buvo. Ir ten viskas, va tai va buvo, aš jau buvau su baltom kelnėm, jau pasiruošusiai. Aš šito nežinau. Ir tau, tai aš net nesakiau, nežinau, kad tau neskaudės. Tai va, tai man neskauda. Tai aš tiesiog tai kaip per praktišką pavyzdį ir kai sako, žinai, ten kažkur 1 laipsnis, nu man kaip, bet man gyvenančiai savo kasdienoje, nu man yra sunku suprasti, ar ne, tol kol aš nejaučiu padarinių arba negalvoju apie galimus padarinius, kurie palies mane asmeniškai. Nu gerai, tai galiu klausti, nepaisant to, kad gal dar nepabaigai sakinio. Tai, va tai o kaip tu čia susigalvoji arba kaip tave čia tas asmeniškai palietė, kad iš tiesų pradėjai daugiau vaikščioti, ne? Nu vat koks buvo tavo why? Kažkaip vaikščioti, man iš vis kažkaip atrodo nelabai sureikšminu. Vaikščiojimas tai tik dėl mano asmeninės sveikatos, tikrai ne dėl mano savijautos, va taip. Dėl savijautos, taip, ne dėl to, kad neteršti aplinkos. Nu, bet supranti, va čia yra, dabar tamsadės pasitaisys dabar. Pasisakys. Jo, tai... Sėsk du. Ne, kaip tik nedu. Kaip tik va čia ir yra tai, ką aš kaip pačioj pradžioj, va, bandžiau pertikti tą mintį, kad taip, vis tiek turi būti. Ne, mūsų šiandien, okei, mes esame jau apie tai irgi kalbėję ten ir vis sugrįžtam prie tų dalykų, kad
yra tas asmeninis why ir kad vis tiek viskas prasideda nuo manęs žmogaus, ne, ir kad realiai gaunasi, kad aš tai darau kaip ir dėl savęs, dėl savijautos, dėl savo sveikatos ir aš šitoje vietoje galiu tik paantrinti, nes tą ir pradėjau daryti dėl savijautos. Ir, bet tai, vat, ir gaunasi, kad aš tada ir santykiui, kaip čia, ir savo padedu, ir tuo pačiu ir gamtai padedu, nes tuo tarpu, kai mes einame viena pas kitą, ar ne, arba kai einame į ofisą, arba kai aš ten einu dažnai dabar labai jau iki parduotuvės, iki kurios važiuodavo nors 5 minutės kelio, tai aš tuo pačiu ir prisidedu prie atmosferos, ar ne, ten tos pačios CO2 neišmetimo, lygiai taip pat prisidedu tam tikrą prasme net ir prie mūsų, prie finansinės dalies, nes aš neišleidžiu, nes aš, elementariai, kaip paskaičiau, kiek aš centre parkavimo nesumokėjau paskutinį mėnesį, tai 300 eurų. Wow. Tai prasme, man čia yra įspūdinga. Ne, tai supranti, tie parkavimai būdavo darbo metu, tai čia, tu pati supranti, kad mes visos už jį mokėdavom. Tai aš čia visoms sutampiau šitus 300. Taip, tu ir už mano parkavimą mokėjai, prisipažinti. Ne, tai aš tą ir turiu omeny, kad parkavimui realiai mūsų išlaidos pamažėjo tokia suma, tai čia yra reikšminga suma, šiaip jau. Taip. Bet tikrai ne dėl to aš tą pradėjau daryti. Tai va, aš ir klausiu tavęs. O gerai, tai sveikatai, tu geriau jautiesi, kas dar, tarkim. Tiesiog, aš geriau jaučiuosi. Aš neturiu kažkokio tokio. Ir aš vis matuojuosi, žinai, kad matuojuosi mintį, jeigu aš atsisakyčiau automobilio. Iš principo, ne, nes dabar aš turiu naują automobilį, ten vairuoju, man patogu, man komfortas yra didžiulis ir jo atsisakyti yra nekomfortas. Iš tiesų, ar ne? Tai nors iš principo, jeigu paskaičiuoti ekonomiškai, tai man visiškai neapsimoka jo turėti, nes vis tiek mes daug dirbam nuotoliu, jeigu ne nuotoliu, tai mes skrendam kažkur. Visas gyvenam per 1,5 kilometro maks. Ar skrendam, ar važiuojam ir, žinai, ir nebūnam, ar ne, iš viso. Ir jeigu taip žiūrėti, mano automobilio panaudojimas, yra gal koksai, žinai, 40%. Čia net dar gal, jeigu nebūtų, gal netgi ir mažiau, sakykime, ar ne, gal būtų 30% viso taip laiko, ne, tai kaip ir žiūrėti taip, kaip investicija, tai yra visiškas minusas. Absoliučiai. Čia ne ant jį. Tai yra visiškai minusas ir tokią organizaciją mes neinvestuotumėm, ne. Taip. Tikrai. Bet aš taip su savim darau, ar ne, nes aš nesutinku atsisakyti to vadinamo komforto, kokį aš dabar jį turiu ir kaip įsivaizduoju, ar ne. Ir man labai patiko, aš klausiau Vlados Muzvirdaitės, man atrodo, kažkokiam renginyje tą pasisakymą, kad jinai pati, man atrodo, ne, ten turi ir vaikų, ir žodžiu, ir atsisakė jie šeimoje automobilio, ir žodžiu, bando visur ir sutikimus, ir traukiniais, ir autobusais važiuoti, ir viešojo transportu reiti, kas yra wow, man tikrai šiandien dienai atrodo wow, pagarba jai, ir man tikrai patiko jos frazė, kad iš principo tai, ką jinai sukūrė tą produktą, ar ne, Walk 15, taip vadinasi, ne? Hashtag Walk 15, labas Vlada. Tai apie tai, kad jis sukūrė įrankį, sąmoningai ar nesąmoningai formuoti naują žmogaus įprotį, ar ne? Taip, ten jie įtraukia per tą įrankį, ne, yra labai didžiulė įtraukties kažkokie, tokie momentai, kada ten duoda prizų, ar ne, ten tarsi kaip ir lyginas vienas su kitu, ar ne, panaudojami visi ten žmogiškiai žaidybiniai, žinai, faktoriai, bet aš kažkaip tą matau kaip labai kažkokį gerą dalyką, žinai, ir kartais, kai aš atsėdus galvoju, ir nešė, kadangi aš kalbu net neįkvėpdama, tai net nesupratau. Tau gerai. Tai iš principo, kad, žinai, kai aš kažkaip turiu susitaikyti su mintim, kad turiu atsisakyti automobilio, tai man yra sunku,
Bet jeigu, žinai, sakykime, aš įsitraukiu į Walk 15 kažkokį tai iššūkį, ar ne, ir pradedu kiekvieną dieną vaikščioti ir taip kažkaip su tikslu neatsisakyti automobilio, o tiesiog kažką suformuoti, nežinau, laimėti prizą, prisidėti prie komandos ir taip toliau, pamatuoti savo poveikį, ten, nežinau, kažkokia pabūt geresnė ar būti pripažinta, tai iš principo tai tada, man tai padeda suformuoti kažkokį ir natūraliai kažkokie dalykai, tikriausiai, ir tas pats automobilis gal man daug lengviau, žinai, ir atkristų. Tai čia toks, pavyzdys, kad aš kažkaip kviečiu rinkoje daugiau tokių įrankių turėti, kurie formuotų žmogaus asmeninius naujus įgūdžius. Bet tu žinai, kaip įdomiai, tu mano istorija, tai žinai, kodėl aš apskritai pradėjau vaikščioti, tai aš gal vieną sakinuką tik pasakysiu, nes kad iš šono, jeigu kažkam kažkaip per istoriją, kad aš būdama ne Lietuvoje, nesvarbu kurioje šalyje, aš niekada neturiu automobilio, viešojo transporto aš labai nemėgstu. Ir todėl dažnai renkuosi vaikščioti, tarkim, jeigu anksti ryte, nes rytų irgi nemėgstu. Tai labai daug matai, visko aš nemėgstu. Tai rytais tada jau geriau aš imu ten koks nors taksi, verdinkim, tai taip. Jo, bet jau po to, tai net jeigu ir 2 valandos kelio, aš labai mėgstu parpėdinti, tada man labai gerai į stalčiukus viskas susidėlioja, jeigu su ko nors, kad ir mes būnam, tai tada iš viso toks pasivaikščiojimas. Ir aš visom prasmėm, vidinio džiaugsmo prasme, visako prasme, sveikatos, energijos, nors jos man kaip ir nelabai atrodo iš šono trūksta, bet aš viduj tai jaučiu, kad jos yra kitas kiekis, žinai, ir aš jaučiu, kad mano čakros biški labiau ten, tarkim, užsidarė. Vienas sakinys čia turėjo būti. Aš be kablelio. Varai be kablelio. Aš be kablelio varau. Kabletiškis galimas. Čia buvo intarpas dabar. Skliausteliai čia buvo. Tai žodžiu. Ir nuo tada, kai atradau, kad aš būtent dėl to užsienyje visada, tik išlipus iš lėktuvo, aš atgal noriu jau lipti į lėktuvą ir jau skristi kažkur iš Lietuvos, tai atradau, kad vienintelis tikrai besiskiriantis dalykas yra būtent mano judumas. Vadinkim. Nes čia aš gyvenu kaip ponė, turiu mašiną ir kaip ir sakiau, ir iki Pardės važiuoju ten tas 3 minutės kelio, bet aš važiuoju mašiną. Ir tada, pagalvojau pažaisti su savim ir, pradėti vaikščioti. Sau pirmas buvo toksai, kad jeigu iki pusvalandžio atstumas, tai tada visada einu. Jeigu daugiau, tai tada galvoju, jeigu galiu susiderinti ten video kolą, tai tada tokiu būdu apjungiu dalykus. Šitą nusikopijavau iš Gražvydo, beje, iš Tehavo, nes jisai taip visada darydavo, žinai, jau daug metų, bet žirafa, žinai. Tai, bet kodėl pradėjau apie tai apskritai kalbėti? Dėl to, kad, kaip tu sakai, tau yra, kaip ir automobilis garantuoja vis dar tam tikrą tokį, kaip ir komfortą. Laisvę. Man iš principo yra laisvė, kad sugalvojau ir galiu iš karto, ir man nereikia nieko planuoti, nieko nereikia daryti. Jo. Tai man, mes čia dar nepradėjom skaičiuoti finansiškai, nes gali būti, kad išsikviesti ten kokį nors... Taip, vienareikšmiškai išsikviesti tai tiesiog pavėžėję, mano kažkaip dabar dar neskaičiavau, bet suvokimu tai būtų tikrai irgi ženkliai mažesnė suma. Man pagal tai, kadangi mes daug bendraujam, tai pagal tai, kiek žinau tavo važiavimų, tai man kažkaip būnant ekonomistai, tai pasidėliojo, kad čia greičiausiai jau matematika, žinai. Bet turėjome, net ne apie tai, atmetus visą šitą dalį. Aš susierzinu, jau pastaruoju metu aš pagaunu save, kad aš susierzinu, kad man reikia važiuoti su automobiliu. Ta prasme, kad, ir čia, reikės dar tą pakalbėsim, žinai, čia dabar tai tu romantizuoji, pakalbėsim žiemą, kai bus -20. Ir ką aš norėjau sakyti, ir ką aš norėjau sakyti. Man papasakosi čia. Ir kadangi dar vienas dalykas, tu dar paskambinti man ir sakysi, paimk mane. Bet iš tikrųjų, kadangi pats labiausiai dalykas, kurio aš nemėgstu, tai šiai dienai aš atradau ir aš žinau, kad čia buvo vaikščiojimas, nes, tarkim, kai geras oras, kodėl čia man tai Lietuvoje neblogai. Bet, dėl žiemos laikotarpio ir dėl šalčio, man jau dabar, norisi išvažiuoti. Man jau dabar, pradeda tai darytis. Tai greičiausiai, kad žiemą man bus problemų. Aš jau pasidėjau aprangą, atsirinkau, kad jau bandysiu, žinai, taip kaip ir per lietų ėjom, bet lietus buvo šiltas. Tai greičiausiai, kad aš visiškai jau nebe tą šnekėsiu, bet aš tik sakau apie dabartinę savo būseną, žinai, kad būtent dabartinėme momente, kai man oras leidžia
jausis komfortabiliai ir aš ten neinu tokia, žinai, visokia, kur man ten net kvėpuot šalta. Tu tikrai galėtum būti pasakotoje. Ramba, nu tiek žodžių turėti savo žodynę, aš tiesiog pavargau laukti pabaigos. Taškas. Tai žiemą aš nežinau, kaip bus. Dabar aš jaučiu, man labiau nekomfortas gaunasi, kai man reikia važiuoti. Okay. Kai man reikia iš garažo išsivaryti. Jo, bet aš kažkaip gražinsiu tą temą, kodėl mes pradėjom apie tą aplinkosauginę dalį kalbėti, ar ne, kad jį man iš tiesų, kaip po žmogui, nu, kol manęs asmeniškai nerečia, aš tarsi apie tai negalvoju, ar ne? Ir va tiem, kadangi tokių kaip aš tikriausiai, aš kažkaip tikiu, kad yra labai daug, tai va ir sugalvoja tokius reglamentus, nes jie tiesiog negalvoja apie gamtą ir naudoja kažkokį gamtinį resursą, vartoja tiesiog gamtinį resursą. Arba nu, apie tai nepagalvoja, arba nežino, arba net ir nenori galvoti. Tai man taip atrodo, kad dėl to ir atsiranda tokie reglamentai, kurie patinka ar nepatinka. Ir ježy tiesiog yra sisteminis reglamentas, kuris pareikalauja ne tik įmonių, bet ilgainiui pareikalaus ir žmogaus atsakomybės. Nu, aš kaip ir negaliu šitoj vietoj nesutikti, nes taip tai yra, nu, jeigu žmogus pats nesupranta, tai kažkokiu būdu, vadinkim, sistema jį turi priversti, ne? Paskatint. Nu, šiuo atveju, kadangi jau bus ir baudos, žinai, tai manau, kad šiuo atveju... įmonėm. Taip. Nu, tai čia tas skatinimas toks, žinai, įdomesnis. Tai vat man vis dėlto labiau, nu, aš esu vis dėlto advokatas ir ambasadorius to, kad padėti atrasti tą žmogų į žinai. Aš suprantu, kad tai čia yra, nu, žymiai ilgesnis procesas ir čia, žinai, kai pradedi dirbti tada su įsitikinimais ir kuo tik tais nori, nu, bet okei. Aš tai galvoju, kad ir. Čia nėra taip arba taip, čia turi tilpti ir. Okay. Kad, žinai, nu, yra dalykai, kurių įrankiai, kurių pagalba mes, kaip sakome, skatinam kažkokį vienodinam tempą. Okay, ir kartu šalia, tada, žinai, tiesiog visada tikrai turi eiti, va ta, žinai, ar, kaip tu sakai, žmogaus why, arba nu, tiesiog suvokimas, ar pagalba jam, žinai, nes aš nesu šalininkas apribojimų, arba, va, ten, sakykim, kažkokių ten taisyklių arba įstatymų, bet kartu lygiai taip pat suprantu, kad, nu, tai irgi yra priemonė ir įrankis. Nes, kaip aš sakau, nu, jeigu aš kažkaip tai net ir žinodama, kad man sveika vaikščioti, ne, man sveika galbūt ten kažko labai daug nevartoti arba mažiau vartoti, arba žmonės, kurie ten rūko, arba išgirdinė, nu, kaip ir visi žino, kad tai yra blogai arba žalinga, bet tai daro, ne, ir jeigu tik atsiranda kažkoks draudimas, ar ne, arba už tai reikia papildomai mokėti, arba man tai kainuoja daugiau pastangų, nu, žmogus kažkaip tai pradeda... Ne visi, bet pradeda... Noriu sakyti, kad nebūtinai. Ne visi, nebūtinai, bet dalis pradeda kažką mąstyti, galvoti, o galbūt net ir kažkaip tai daugiau skirti tam dėmesio ir laiko, žinai. Nu, žinai, čia... Aš vėlgi nenoriu, kad atrodo, kad man jau čia visiškai, žinai, aš ten prieš tuos sistemas, taigi lygiai taip pačiai, kaip ir įmonėm padedam, štai ten. Tai aš šitoj vietoj viskas yra gerai, bet jeigu mes... Tu supranti, kad kai startuolis neturi jokios sistemos, tai yra šakės. Tai ir padėti susistatyti tą sistemą ir yra tam tikros ten, bet mano vis tiek, nu, kaip aš sakau, tas darbo principas yra per pabandyti atrasti, kodėl aš tai darau, žinai, o ne per tu dabar imk ir vat padaryk, aš gal tą, žinai, labiau bandau. Bet dėl to, nu, nebūtinai, nes aš tikrai turiu aplinkui ir tu tikrai pažįsti vieną ryškų žmogų, tai shout out Meškau, tai jisai, nu, tada, kai buvo įvedė verygą draudimą dėl alkoholio, nu, vadinkim ten dėl savaitgalių, dėl tų sutrumpinto darbo laiko, pas jį niekada gyvenime namie nebūdavo tiek daug alkoholio nepradėtų butelių, kiek atsirado tada, nes dėl viso pikto reikia užsipirkti apdrukas. Jo, bet yra ir kitų pavyzdžių. Jo, bet lygiai taip pat yra priešingų pavyzdžių. Pas mane niekada nebuvo ir toliau nebuvo, žinai, bet... Taip, tai aš sutinku, kad čia, žinai, niekada neatras ir visų nesuskaičiuosi čia, žinai, kaip ir bet kuri statistika. Nu. Ir čia, žinai, yra labai amžių tema, bet iš principo tai, žinai, yra žmogaus elgsena ir pasiekti jos pokytį tikrai yra labai nelengvas darbas ir labai nelengva užduotis. Ne, tai...
gal sakykime, su šitą sritim yra tekę gyvendinti labai daug iniciatyvų ir daug projektų, tai pokytį gyvendinti, man atrodo, kad šiandien irgi daug kas kalba rinkoje, net ten yra apie kažkokį sužaidybinimą, apie kažkokius tai papildomus įrankius, ką aš ir paminėjau, ar ne, tą Walk 15 kaip pavyzdį, ne, kuris tarsi ne per draudimą, bet per skatinimą formuoja naują įgūdį ir aš manau, kad tokių galima pagalvoti ir paieškoti ir kviečiu, o gal ir yra, mes tiesiog nesidomėjom ir nežinom. Tokių įrankių, kurie padeda, žinai, žmonėm kažkaip ir organizacijom tiesiog irgi, tą pokytį kažkaip įgyvendinti ir pagreitinti. Ne per bausmę, bet tarsi ne per bausmę, ne per prievolę, ne per bausmę. Nes dabar tai, kas ateina, ar ne, mes žinom, ten 25 metais daug atsiranda prievolių organizacijom, tai daug bus dalykų daroma dėl to, kad reikia padaryti. Jo, bet tai supranti, va, tam ir gaunasi, kad dabar vėl juoksias iš mano šitą, bet, Palauk, kiek mes čia kalbam jau dabar? Okay. Tai, bet man va šitoj vietoj ir nusimušė dabar, kad jau norėjau uždaryti. Jo, gerai. Ne, aš norėjau pasimatuoti tiesiog, ar mes čia deguonį naudojam šitą resursą, deguonies. Taip, naudojam normaliai. Tai, jau pasivaikščiat nori, supratau. Ne, iš tikrųjų, tai, ką aš norėjau sakyti, kad va šitoj vietoj, kai tu darai dalykus toj pačioj organizacijai per nenoriu, nekenčiu, liepia, reikia, tai tie patys, vadinkim, kas yra social pusė ar ne, back-to-the community, ten tam tikri dalykai. Lygiai tas pats, vienas kitam, ten, žinai, dalybos, visi veiksmai organizacijoje ten ir taip toliau, jie atsiranda tokie tam tikra prasme, pritemti ir per prievartą, ir per nenoriu. Ir tada, tai įsivaizduok, kokios energijos užsipildo visas tas galutinis rezultatas. Vadinkim, tai yra ir daug to neigiamybių, vadinkim, ir maždaug jo dalinuosi, bet tik dėl to, kad parašyta, kad va tiek ir tiek reikia atiduoti darbuotojams ir va čia visa aplinka jau spaudžia, nors iš tikrųjų tai aš nenoriu. Ta prasme... Jo, bet tu supranti, kad... Aš suprantu. Jo, bet tu lygiai sakydama tikriausiai tikrai pati supranti, kad aš grąžinu, žinai, nes aš tikrai matuoju per didelių žmonių masę prizmę, kad supranti, kad tai yra antiek ilgas procesas ir aš manau, ką mes kalbėjom su Aušra, apie ten gyvas organizacijas, apie, žinai, ten, apie žmogiškąjį resursą, apie tai, kad ten, žinai, visi dalinasi, visi socialiai atsakingi, tai čia yra labai graži, istorija, daina ir pasaka, žinai, bet realybė yra tokia, kad, jeigu mums reikia kažkaip tai, žinai, jeigu tau yra grėsmė žlugti, aš abejoju, ar tu atsisės ir sakysi, davai dabar aš užnorinsiu visus. Ne, tai yra mobilizuosim, tai yra kaip karas. Taip, ir tarsi, nenaudokim šito žodžio, čia mes apie tai nediskutuosime, bet jeigu, žinai, aš dėl to ir sakau, kad kartais reguliavimas, jisai, žinai, jeigu tu esi kaip įmonės ar organizacijos ten akcininkas ir savininkas ir tu nesi pasiryžęs ten, sakykime, dalintis 40% savo pelno, ar ne? Arba 20% savo pelno, nesvarbu, kažkokį taip paimkime. Bet tai dar pradėkim nuo to, kad ne tik su top managementu. Taip, su visais organizacijos. Įsivaizduokim degalinę, tai degalinės operatorius. Taip, jeigu ten gamykla yra, su visais ir gamykloje, ir cechuose dirbančiais darbuotojais. Tai jeigu tu nesi, bet tau tai įstatymas liepia, ar ne, tai faktas, kad tu būsi nepatenkintas, nenorėsi ir geranoriškai visi tikrai neteis su baltom vėliavom, žinai, ir sako, va dabar atidariau visą savo, žinai, piniginės ir dalinuosi dabar su visais. Tai bus nepatenkintų, bet jeigu jisai jau taip, žinai, mokės 12 mėnesių, tai, jam tiesiog tai taps norma. Matai, aš... Ar ne taip? Taip, tai bus kaip dar vienas privalomas mokestis, kuris, vadinkim, išeina, vadinkim, jeigu skaičiuoju, kad 100% pelno, susimoku tik tai GPM-ą, tai šiuo atveju dar susimoku ir 40%. Matau, kaip jūs esate už tai, už norą dalintis pinigais. Ne, priešingai, aš turbūt dar jau senai, labai seniai man buvo tas, kad man žymiai labiau tinka
dalyba, bendra kūryba ir bendra dalyba, negu vertikalus valdymo modelis. Pagal savo, vadinkim, būvį, aš visiškai nemoku būti tas vertikalusis vadovas ir nemoku tame dirbti, nes kai tik tai juo tampu, tai ta žmonės bėga. tai čia, žinai. Dėl to pasėmė mane. Tai žinai, tu tiek universali ir tiek pilna, kad tu realiai, kur reikia ten, žinai. Jo, bet ne tą norėjau pasakyti, kad mano baimės akis pasidarė ne dėl dalybos, pasimatė mano, turbūt čia tau geriau gerokai negu ten. Tai dėl to, kad aš tikrai esu pakankamai sena kaip ir tu. Ir čia turėjau omeny patirties prasme. Ir mes esame išgyvenę tuos laikus ir... Šiandien turim makiažo specialistas, ne? Nieko neturim. Sase. Jinai nulaižys, nes ger turbūt jau nori. Tai laukinius vakarus, tos vadinamus, žinai, kai buvo drastiškai mažinami pelnai, po to, ir šiai dienai, neslėpkim, tikrai dar, aš pati rašiau, atlikinėjau ne vieną tyrimą apie šešėlį, žinai. Ir kai tik tai pradėjau daryti savo PhD, aš lygiai taip pat pirmiausia studijavau šešėlį, žinai, ir tik po to ten jau perėjau kitus dalykus. Šešėlių valdovą. Jo, dėl to, kad tikrai taip jau teko man pamatyti iš labai labai arti labai daug situacijų, kaip kokios yra schemos ir kaip visa tai yra daroma ir kaip tie pelnai mažinami. Tai dėl to tu pamatytas mano akis, kad iš didelio rašto ir noro, apie ką mes ir kalbame, žino eiti į transparency, tų, kurie iš tikrųjų taip drastiškai ir nesuvokia dalybos veiksmo, aš manau, kad dar labiau atsiras tam tikri modeliai. Bet čia toks yra, aš suprantu, kad iš aš kažkaip tai, žinok, manyčiau, kad toks taškinis matymas gal ir patyriminis, aš sutinku, kad tikrai vienareikšmiškai tokių organizacijų aš tiesiog aš paaiškinu, dėl ko mano akis tokios pasidarė. Bet aš tiesiog manau, kad šiandien dienai su mūsų skaitmenizacija ir technologija tai padaryti darosi kur kas sunkiau. Vienas dalykas. Antras dalykas. Europoje. Mes kalbam apie Europą, aišku, mes nekalbam. Mes buvome Vietname ir Šrilankoje, ne? Tai irgi ten kita kultūra. Tai ir dabar žiūriu į viršų ir bandau savo atminties lobynę prisiminti, ką norėjau dar pasakyti. Tai apie organizacijas, aš jau mokinuosi šalia būdama. Tai apie tą šešėlinę, ne, arba ten dalybą. Tai vienas dalykas, kaip ir sakiau, nes skaitmeniniam pasaulyje dabar bus tikrai labai sunku apeiti tam tikrus dalykus. Aišku, žmogus irgi yra išmanus. Kita vertus, man patiko pranešimas, aš dabar nepasakysiu nei vardo, nei pavardės, nei iš kur jisai buvo lygiai taip pat HR savaitai, bet jisai atnešė ant scenos iššūkį, senėjančios visuomenės iššūkį. Ir senėjančios visuomenės iššūkis atneša labai daug, sakykime, uždavinių ne tik valstybei, bet organizacijai ir visiems aplink esantiem, ar ne? Ir jeigu žiūrėti, ar ne, kad, ten vėlinamas ten pensijinis amžius, ar ne, bet man labai įstrigo, liko atmintyje jo pasakymas, kad ten labai senėja, Lietuva viena iš sparčiausiai senėjančių irgi yra šalių, bet imant žmogaus tą gerovę sveikatos, iš principo, kad tai yra vieno anksčiausio amžiaus turinčių problemas. Turime, kad jau 53 metų lietuvis nebėra, jos sveikatos būklė yra, kaip sakoma, gerokai pagal reitingavimo skalę viena žemiausių, man atrodo, lyginant su Europą. Tai, žinai, mes galim čia žiūrėti visaip, galiu žaisti, galiu manipuliuoti. Klausimas, ar tu galėsi daryti verslą iš viso, žinai. Ir ar turės įmonė ir organizacija prabangą žaisti tokiais dalykais, žinai, kažkada ateityje, jeigu mes kalbam apie tą social dalį ESG.
sistemos, ar ne? Tai čia tokių, man atrodo, labai yra daug kompleksinių dalykų, kur, žinai, galiu pažiūrėti, davai čia padarysiu dabar tokią machinaciją, bet klausimas, kiek ilgai tai machinacijai lemta bus galioti, žinai. Tai, tai va, čia, bet... Gal dar, žinai, gal biškai, kad nesusiklaidinti, tai kai mes kalbam apie tą ESG reportą, ne, mes jo šiandien gal mažai ten lietėm, bet manau, čia turėsim dar tų temų, žinai, ne vieną ir gal net ir tas pačias dar gilinti. Tai sakom, kad aš, kaip mes sakom, būk rytoj šiek tiek geresnis negu tu esi šiandien, ar ne, ir poryt geresnis negu buvai vakar. Tai su ESG, ta vadinkim strategija ir reportinimu yra lygiai taip pačiai. Ta prasme, tu neturi būti ant maksimo. Tai 40, tai čia yra 100%, vadinkim taip, ar ne? Taip, bet tai yra, vadinkim, siekiamybė. Ir čia jau yra idealu, tas 40, jeigu tu iš tikrųjų išdalini savo darbuotojam ir taip toliau. Bet tai gali būti, žinai, ir procentas, ir 2, ir 10, bet tu kiekvienais metais, vadinkim, turi rodyti, kaip tu tobulėjai. Ir pagal strategiją ten tu būni užsibrėži, kad iki tų ir tų metų mes taksime visiškai, nežinau, kodėl dabar atėjo ant liežuvio vėl, ta prasme, environmental dalykas, bet climate neutral, ne? Ta prasme, tai, man studijuojant tam tikras ataskaitas ir strategijas, man iš tikro kartais net truputį juokai ima, kai, žinai, ten tas pats ten Alibaba, žinai, jau jie climate, žinai, neutral ten ir visokie, ir prieš slavery, pas Alibaba yra pati didžiausia, žinai, social gražiai aprašyta dalis. Tai man, toks, tu supranti, žinai, kai visi AliExpressai, ten taip toliau, apie ką mes, aš tau net neleidau, kad man užsakytum tą dėkliuką ir man jo vis dar reikia, bet iš kur man būti tikrai, kad bus ne vaiko pagaminta, žinai. Tai telefonui dėkliuko pakabinamo, nes aš esu Nikodemas, kuris visada viską išmėtų. Aš paltą Vilniui palikau penktadienį. O kai iš to užsakysiu iš Šveicarijos, jeigu tu sutinki mokė 10 kartų brangiau. Jeigu tau yra okei, ne, matai, sakai. Ne, aš noriu nuvažiuoti į Šveicariją ir nusipirkti. Tai tipo skrisi ir deginsi kurą. Tai mes suderinsim ir visą kitą klientą. Kokį klientą? Dar sužiūrėsim, o dabar aišku, reikia Šveicariją. Paskaičiuoti reikia, ar kas čia labiau apsimoka, kiek čia bus to pėdsako palikta Šveicarijai. Jo, tai... Teisingai, tai čia irgi labai geras, žinai, įžvalgas yra. Nes man kažkaip atrodo, kad man labai patiko, aš čia klausiau kažkokį tai irgi podcast'o, ar nepamenu kažkokių laidų, kad ir tas požiūris, kad iš principo, kad tai yra, kartoju, tas žodis sisteminis, nes viską tema buvo apie tai, kad rašomam produktų ekologiška arba ten tvaru ir visa kita, ar ne? Ir kiek aš žinau, tu gal pasakysi tiksliai, kad iš principo atsiras labai didelės baudos, jeigu nėra pagristumo, kad šitas produktas yra iš tikrųjų pagamintas arba atitinka ESG principus, ar ne? Tai šiandien dienai dar visi žaidžia su to žodžiu ir varijuoja, bet ilgainiui ir ganėtinai labai greitai bus tiesiog irgi sankcijos ir priemonės, kad tai nebūtų klaidinamas vartotojas. Nes su tvaru arba... Man kas yra žodis tvaru arba ESG, tai yra apie mano asmeninę atsakomybę, ar ne? Tai reiškia, kad nesvarbu, ar aš teikiu paslaugą, ar aš gaminu prekę, yra svarbu visi procesai įtraukti. Tai reiškia nuo mano idėjos, kaip aš ją realizuoju, ar ne, koks tai yra produktas, kokia jo yra sudėtis, ar ne, ką aš darau po to, ar ne, su kuo aš bendradarbiauju, tiekėjai, ar ne, apima ir taip toliau, ir taip toliau. Bet jeigu žiūrėti tą ESG, visą tą politiką ir sistemą. Bet, dažnai būna, kad, galbūt ir produktas yra natūralus arba ekologiškas, ar ne, ten, kai mes čia labai dažnai dabar šiom dienom naudojam from farm to table, ar ne, bet ten galbūt pakuotė, galbūt procesas, galbūt ten draugaujama, žinai, su kažkokiais galbūt ne visai skaidriom organizacijom arba tiekėjais ir taip toliau, ir taip toliau. Tai, čia yra labai daug dalykų. Aš taip nusišypsau, žinai, dėl to, čia visiškai, tikrai, žinai, augos pieną, ar ne? Bent jau mačius tas žalias, toks žalia pakuotė, plastikinis tas tetrapakas. Ir ten visą laiką yra
dedama kaip čia lietuviškas produktas, kaip arčiau gamtos, su meilė ūkiui ir be žalos gamtai. Žodžiu, viskas yra daroma. Jie turi šūkį be žalos gamtai. Taip, ir kad ten Lietuvoje, nu, vat, būtent kas irgi yra svarbu pirkti vietoje, ar ne, nu, jeigu vertinam pagal ESG tos visus, nes tu palaikai savo bendruomenę ir tuo labiau tas pažinai pėdsakas, jis yra mažinamas, nes nereikia atvežti. Tai dabar paklausyk reali situacija, kokia yra. Pienas yra lietuviškas, pagaminta yra Lenkijoje. Tai reiškia, tai gal geriau negu Kinija? Ne, tai geriau, bet nu, vis tiek, jeigu čia taip, tik dėl atstumo. Ir gaminys vis tiek yra nu, kaip lietuviškas. Ir teigiama, kad ten yra tikrai tik lietuviškas, žinai, pienas. Tai labai pienas lietuviškas, bet nuvežtas iki Lenkijos ir parvežtas. Ar manai, kad jis tapo lenkišku? Ne. Pirma, tai labai fainai. Bet žiūrėk, tai yra viena visa įranga yra, kur tikrai išplauna viską, jau išplauna prieš tai tekėjo lenkiškos pakuotės, ar ne? Ar žinau, tu ten technologija dirba ir kaip? Aš nedirbu, bet tai yra, ta prasme, tai vis tiek yra, gal ir kažkiek nedaug, bet to greenwashingo yra. Ir jeigu kalbam apie tą iš tikrųjų šitą pėdsaką, ar ne, nu tai realiai tai kodėl tada negaminti toj pačioj Lietuvoje, o vežti cisternomis, tenai įgaminti Lenkijoje ir parvežti atgal į Lietuvą, išskirstyti po parduotuvės. Aš apie tai. Man čia ta prasme, šitą pastebėjau ne aš, šitą perskaičiau iš karto, kai tai buvo pastebėta, Pricer yra toks labai fainas. Nu, žinai, gal būtų labai drąsu, žinai, ten nebūnant viduje, žinai, ar ten kažkaip tai teikti dalykus. Galbūt tai vyksta, mes nežinom, kad pagaminta Lenkijoje. Taip, čia. Nu, bet mes tikriausiai, nu, žinai, produktas pagamintas Lenkijoje. Sunku pasakyti, o kaip būtų, jei iš tiesų būtų Lietuvoje, nes aš neginu ir nedokatauju, bet kažkaip aš klausiau beje Augos, man atrodo, vieno iš lyderių, nepamenu pavardžių, man sunku su jom, pokalbį ir tikrai aš pritariu jo vienai išsakytai minčiai, tai nebuvo pokalbis apie pieną, bet buvo apie tai, kad jeigu nori pasiūlyti pakankamai, kaip čia pasakyti, švarų, ekologišką produktą už prieinamą klientui kainą, tai reikia kartais tiesiog tam, kad kad tas produktą padaryti jį galutiniu, reikia turėti didelės apimtis. Ir jeigu tu neturi didelių apimčių, čia, sakykim, pastatau gamyklą ir jeigu aš jos neįveiklinu 100%, tada produkto kaina yra labai didelė. Ir ne, tada jinai tampa nebekonkurencinga, tada jinai nėra palaikoma, žinai. Nes, tyrimas sako, kad kai klausia, kai daroma apklausa ir sako, ar tu sutinki mokėti daugiau, taip, bet ar jie tikrai moka klientas, žinai, kokia yra jo perkamoji galia. Ne, tai ten jų kaina tai apskritai yra. Tai aš čia tiesiog pasidalinau, kad gali būti įdomi būtų tiesioginė diskusija, žinai, kad iš tikrųjų suvokti ir suprasti, kokia yra intencija. Neaišku, ar, žinai, mums pasakytų, bet galbūt kartais yra apie tai, nes aš atsimenu, kaip vienas iš sporto prekių tinklų dirba mano labai artimas žmogus tenai ir aš čia, kad nepamirščiau, turiu klausimą. Okay. Ir aš tiesiog klausdavau, dėl ko, sakykime, ten sportiniai batai yra gerokai brangiau, negu ten toj pačioj Lenkijoje, arba ten mes nuskrendam kažkur ir jie yra pigesni. Tai, jinai atsakė paprastai, dėl to, kad mes esame maža rinka ir jeigu mes paprašėm 10 000 batų, kažkas, žinai, 500 000, jisai turi kainą vieną, mes turim kitą, žinai. Tai kai aš atsivežu už tokią kainą ir man niekas nedaro nuolaidų, tai jinai tokia ir yra. Žinai. Tai jo, tai čia, tai čia aš tiesiog žinau. Užsakymai pagal užsakymą. Tai žinai, kad mesgi su Enterprise Network irgi kalbėjom apie tai, kad kolaboruoti ir užsakyti bendrai, kas irgi yra labai tvaru. Taip, tai čia yra labai tvaru. Ir tarp kitko randasi jau tokių startuolių, tie vadinkim jungtiniai pirkimai. Man labai patiko tada, kaip, man atrodo, sakė Marius, kad iš principo net konkurentai kolaboruoja ir jungiasi tam, kad galėtų užsakinėti didesnius kiekius kartu. Bet žiūrėk, aš taip sukryžiavau pirštus, kad nepamirščiau. Tai, žiūrėk,
tie patys, paimkim belė kurį mūsų lietuvišką prekybos tinklą, ar ne, ir visi turi savo private labelus. Taip. Ir tam tikros dalies private labelų pieno produktai, pieno gaminiai, tas pats pienas yra pagaminti Lietuvoje. Tai aš visiškai pritariu tavo, ir tai yra, kaip taisyklė, private label yra ta žemesnės kainos kategorija. Ir šiai dienai jinai netgi labai patrauklis skonis, visiškai nesiskiria, aš pati esu šitas pienininkas, žinai, kuris ištestuoja viską, perka pigiausią. Perku pigiausią. Taip, bet aš sudėti visada pasižiūriu, aš tikrųjų renkuos labai atsakingai ir jeigu tai yra tikrai ta pačia technologija, apdirbtas pienas, lygiai toks pats, tai už pakuotę aš atsisakau mokėti, aš apskritai esu ta, kuri neperka buteliuose ten ir taip toliau, aš perku visiškai va tam tiesiog paprastam maišelė, nes aš nematau, kodėl aš turiu mokėti už pakuotę, nuoširdžiai, ir nematau, kodėl tiek gamybos procesų dar turi dėl jos prasisukti, žinai. Tai ką aš norėjau pasakyti, kad tai vadinasi, kad tas pats užsakovas, kuris randa gamyklą Lenkijoje, kuri jam pagamina, jisai lygiai taip pačiai galėtų užsakyti tą gamybą Lietuvoje, nes yra gamyklos, kurios gamina tą produktą. Gal supranti, Lietuvos prekybos centrai taip okupavo tuos gamyklas, pieno gamybą, kad nebeliko erdvės. Tai čia iš tikrųjų išvartyti mes, žinai. Mes filosofuojam, mes nežinom, mes iš tikrųjų nežinom ir nebandėm turėti tokių darybų ar nebandėm šitą daryti tokiu mastu. Aš galvoju, kad... Bet mes padarysim. Tu padarysim. Darysim provokacinius įrašus. Provokacija. Kas ketvirtą, kartą į mėnesį. Gerai, tai reikia mums čia ko nors į tarpą, taip, kad ateitų. Tai tiesiog, kad manau, kad net, aš asmeniškai, žinai, kada yra teorija, yra vienas dalykas, kada yra prie teorijos atsiranda praktika arba kažkoks patyrimas, tada kažkaip pradedi kombinuoti ir žiūrėti, žinai, dar kitaip. Tai man kažkaip labai norisi, kad mes galbūt ir kažkur turėtumėm ir to tokio praktinio dalyko, ir patyriminio, ir parodyti, žinai, tiesiog kasdienoje gyvenimiškai, apie ką visą tai yra, žinai, ir galbūt kažkas pagalvoja, kažkas ne. Tai važiuosim mane į kažką Impact Day. Tai pirmiausia Impact Day bus, po to Web Summitas bus. Web Summitas ir galėsim patransliuoti, ar ne? Kiek renginiai iš tikrųjų yra. Nes aš dabar, čia tai totaliai off topikas, bet kai dabar galvojau, dėl duonos festivalio, DJ Ona pjauna duoną. Ir vakar kažkaip einu, žinai, link namų, pėdinu ir tokia mintis, o tai mums apskritai vadinkim bilietas į renginį, kad bilietas, faktas, ten bus nemokamai atėjimas, bet kad bilietas į renginį, tai atsinešk savo, tą mažytę lėkštutę, nes mes apie degustaciją tengi galvojam, ar ne? Mažytę lėkštutę ir ten, tarkim, kažkokį tai puodelį, kad atsineš savo, jeigu neatsineši, tai gali įsigyti, bet, mes turim dar ir dabar sandėlį šiek tiek atlikusių nuo buvusių renginių, tai tada galės nusipirkti, vadinkim. Tai bet, kaip čia susimoku tą ekologijos tada mokestį, ne? Tai Master of Calm festivalis tai daro. Bet tas atsinešti, tai man kažkaip atrodo labai fain. Tik man atrodo, kad, žinai... Arba galim su ko nors tarti, kad tada gali įsigyti. Įsivertinkim, kokią bendruomenę kviečiam, žinai, ir dėl puodelio gali ir niekas neateiti. Ne, tai viskas gerai. Su savo puodeliu. Ne, bet tai gerai. Ne, viskas gerai. Bet žiūrėk, jeigu šiaip tu į lėkštutę gauni... žingsnį. Jo, bet jeigu tu į lėkštutę, bet aš manau... Davai, jeigu atsineš savo lėkštutę, mes duosim didesnį gabaliuką. Gerai, bet žiūrėk, jeigu tu atsineš savo lėkštutę, tai tau galima įdėti visų patiekalų po gabalėlį, ten patiekalų paragauti, bet jeigu tu atsineši, tai aš esu... Trupinių duonos? Ne, jeigu... Palesti? Ne, žinai, yra tie duoniukai. Tai kiek ant to duoniuko telpa, tai maksimum 2 kąsniukus tau ir uždeda, nes duoniukų tai aš net žinau, kas mums turbūt, kad prisidės tais duoniukais. Tai tada gauni tik ant duoniuko, tai tu, ne 12 patiekalų paragauja, tik 2 tada ir vėl stovi eilutė. Taip galima. Taip, tu turi daug idėjų. Tai su tom gal ir pabaigsim jau šiandien. Ar tu kažką nori pasakyti, baigiamai žodį apie tai? Ne, tai kaip visada, tu žinai, kad aš pasakyti tai galiu daug. tą sakinį su kableliais norėčiau. tą sakinį su kableliais, tai iš tiesų ačiū visiems, kas buvo su mumis, ačiū visiems, kas žiūrėjo iki galo.
Tikrai esu tikra, kad atskleisim dar daugiau temų. Šiandien buvo pirmasis toks bandymas kartu ir kuris norim, kad augtų. Tikrai planuojam turėti ir svečių, ir pasiprovokuoti, ir galbūt netgi viena atstovauti vieną pusę, kita atstovauti kitą, kad iš tikrųjų galėtumėt susidaryti savo nuomonę. Nes man kažkaip svarbiausia iš tikrųjų yra tas, vadinkim, kad jeigu aš kažkaip teigiu, vadinkim, mes kiekvienas kaip žmogus teigiam, tai aš žinočiau, kodėl aš taip sakau. Kodėl aš šitą pusę palaikau, nes, man taip susidėlioja, žinai, tai tas toksai netgi kritinis mąstymas, kas man atrodo šiai dienai yra labai labai svarbu, nes mes labai dažnai nueinam tiesiog ten, kur mada. Tai aš tai būčiau už tai, kad labai norisi kurti turinį, ne faktas, kad taip gausis. Bet nepromisinam. Aš gi be romantikos šiandien. Žinau, ką čia atvesti, kad būtų su romantika. Gal vieną dieną mes tai padarysim. Ir tai bus apie socialinį įvairovę ir įtraukti. Kai mes kalbėsim, mes tada ir pasikviesim. Tai man kažkaip labai norisi, kad bandymo kelių, nes šiandien dienai niekas šitos temos iki galo tikrai dar nežino, yra daug eksperimentų, yra daug teorijų, yra daug filosofijų, kas, man atrodo, tikrai yra normalu. Ir yra normalu, kad yra labai daug nuomonių ir diskusijų ir man kažkaip norisi, kad kurtųsi turinys, kuriame atsirastų ir. Kad nebūtų kažkokios kategoriškos teorijos, filosofijos, bet ir tarsi, o auditorija arba mes pačios visada turėtumėm erdvės pagalvoti visaip, iš visų kampų, žinai, patogiai ir nepatogiai. Aš tau pasakysiu, žiūrės ar nežiūrės, mums vis tiek fainai tarpusavy pasišnekėjo. Gerai, ja, bet pašpilkuoti vieną kitą. Fainai, tai ačiū labai. Tai ačiū jums. Žiūrėt, iki kitą kartą. Čiau.